Labas visiems! Sveikiname su jumis iš saulėtos Gazipašos. Šiandien gruodžio 17 diena, karšta. Prakaituojam tiek aš, tiek operatorius. Ir keliausime pasižiūrėti, kaipgi kalėdoms, naujiesiams metams ruošiasi turkai. Iš tiesų, naujų metų kalėdų nešvenčia, bet tokia maloni maža šventė mūsų miestelėje kasmet vyksta. Tai pasižiūrėsim, kokios pramogos, kokie stendai, kas vyksta per kalėdas ir koks kalėdinis šurmulys čia Turkijoje. Tokie visokie standukai, pardavinėja juvelyrinius gaminius, smulkius, sagtukus, bižuteriją, labai daug turkiškų papuošalų, įvairių gražių smulkių namukai. Kai kas rankų darbo, kai kas žinoma iš Kinijos, masinės prekybos, visokie žaisliukai kalėdiniai. Nuotaikos tokios kalėdinės, šventinės, nors turkai, kaip minėjau, labai naujųjų metų nešvenčia. Nėra čia nei fejerverkų mums įprastų, nei kažkokių šventimų naktinių. Tai tikrai miestas miega. Bet po truputėlį tos europinės tradicijos čia irgi atkeliauja, kai kurios šeimos puošiasi eglutę, nors irgi retenybė. Dažniausiai nauji metai čia labai paprastai, ramiai praeina. Bet va ta kalėdinė mugė jau 2 metai, mėgstam ateiti čia pasivaikščioti. Truputėlį tos kalėdinės nuotaikos, kadangi sniego nėra, labai karšta šiandien. Tai nors šiek tiek, kad pasijaustų, kad tie metai greit pasibaigs. Ar gyvi augalai, lempos. Visko po truputį. Kaip ir pas mus kalėdinėse mugėse. Pas mus gal daugiau individualumo, rankų darbo, čia daugiau masinės prekybos. Yra, žinom, maisto, sūriai, gražiai čia prekiauja, vaisiai, daržovės, arbata. Alkoholio, žinoma, nėra. Eisim paieškoti šiųmetinės eglutės. Kažkaip niekur jos nematau. Praeitais metais buvo graži eglė papuošta. Šiais metais nėra. Ne, nėra. Nu, apsieisim su palmėmis. Jos irgi neblogai atrodo. Matomai biudžetas skyrė daugiau pasirodymam. Daugiau svečių čia atvyko. Bet eglutės nėra. Kaip gaila. Miestas šiek tiek pasipuošęs lemputėmis. Tai va čia ramiai galėsiu papasakoti, kur mes ir ką mes veikiam. Kadangi vyksta dabar kvietimas maldai,
tai laikinai muzika yra išjungta. Kalėdinė miesto mugė kasmet vyksta Gazipašos miesto centre, kur meras ir merija įrengia nedidelius stendus ir prekeiviai iš įvairių miestų, iš Stambulo sutikome, iš Ankaros, įvairiausių miestų atvažiuoja ir prekiauja savo prekėmis. Vyksta koncertai, pasirodymai, 3 dienų programa. Taip pat čia galime užkasti vietoje gaminamais vietiniais patiekalais, kepami vietiniai blyneliai, kaip mes juos vadinkime, lavaše, varškė, špinatai, žalumynai, tikrai labai skanus vietinis patiekalas. Gezlame vadinamas ir prekiauja kava, arbata, spurgas kepa, įvairius skaniestus. Gal čia tikrai galima praleisti laiką, užkasti ir šiek tiek paįvairinti savo turkišką kasdienybę, nes tokie renginiai čia tikrai nėra dažni. Tai mes tikrai labai smagiai pasivaikščiojame. Ir čia atėjo toks egzotinis pasirodymas, bus atlikėjai iš Afrikos. Na ir po smagaus pasivaikščiojimo, smagios programos, skanusis maistas, prekiaujama netgi vynu. Čia va vietinis biorekas ir vietiniai kepiniai, vytinti vaisiai, vairiausios figos, skaniausi sūriai. Stendas irgi buvo iš užsienio, mums smagiai mojuoja. Tai parmezanas ir įvairūs kiti brandinti sūriai, jau čia ne vietinė prekyba. Na, žinoma, iš vietinių vaisių įvairiausios uogienės, tai turkiškų pusryčių atributika būtinai turi būti, tai čia įvairiausių rūšių, žinokit, tikrai galima buvo išsirinkti kiekvieno skoniui. Nu va, taip ir praėjo mūsų mugė, pasivaikščiojimas kalėdinėje mugėje Gazipašoje. Kasmet labai malonu, kasmet labai miela, kad galime prisiminti apie šventes. Šiek tiek nuotaikos kalėdinės, su žmonėmis pabendrauti, iš įvairių šalių čia yra stendų. Tai iš ties labai smagi, maža šventė mūsų miestelėje taip pat yra.
Kas, iki susitikimo kitais metais Kalėdinėje mugėje. Draugai, kas ieško, tas randa. Va ir kalėdinė eglutė. Ne visai eglutė, labiau panaši į tują ar kažkokį panašų į augalą. Bet papuošta, žalia, skarota. Nieko negali sakyti.